iškviesiu. Labą dieną. Čia iš Žemutinės pilies teritorijos valdovų rūmų. Trukdome. Mes čia turime leidimus įvažiuoti į saugomą aikštelę, specialiai tam pastatyti, kad nebūtų transportas Vilniaus miestui. Ir dabar stovi mergaitė, fotografuoja ir neleidžia važinėti, apsimeta, kad jinai nieko nesupranta, nekalba vienu žodžiu, fotografuoja. Dabar norėtumėm, nedaro, bet jinai neleidžia išvažiuoti, aš dabar važiuoju namo, suprantat? Neleidžia išvažiuoti iš teritorijos, fotografuoja. Dokumento jokio, kad jinai žurnalistė ar kas, ar žalio judėjimo atstovė. Tai jinai net nešneka, suprantate, jinai vaidina, kad jinai kurčnebylė, o iš tikrųjų jinai mimika ją išduoda, kad jinai viską puikiai supranta. Ir aš suprantu, kad jinai pažeidžia mano teisės, jeigu čia negalima mašinų laikyti, tam yra valdžia, kuri mums leidimus išdavė, kas suderinta su kelių transporto. Bet aš negaliu ant jos užvažiuoti, suprantate? Aš nežinau, aš galvoju, kad jinai protiška nesveika. Tai galima būtų, čia vis tiek centras, galima būtų policiją atsiųsti, kad įsiaiškinti, kas jinai per viena. Viena mašina pravažiavo, manęs neleidžia, gali būti žmogus iš žalių judėjimo, gali būti Vilniaus. Užstoja man kelią. Aš norėjau iš vienos pusės išvažiuoti, kur takelis padaryta mums mašinams važiuoti. Ir paskui dar yra toks takelis, jeigu jau kraštutiniu atveju būna mechanizmai sustatytas kelias, tada mes nuo to takeliu važiuojam. Bet negalime takeliu važiuoti. Aš tuo takeliu išvažiavau, jinai vėl priejo prie mano pagrindinio kelio, atsistojo ir stojo. Aš norėjau pasukti į dviračių taką, pravažiuoti, jinai vėl tenai pasisūdė. Būkit maloni. Aš žmogus, taigi aš negaliu jos, aš suprantu, bet aš negaliu jos pastumti, suprantate? Jo, čia kažkas įdomaus yra. Ar žmogus tikrai nesveikas, ar piktybiškai daro, aš nežinau. Žinote, kur įėjimas į bokštą pilies? Prie pat įėjimo į pilies bokštą. Dabar tikrai išvažiuoja, bet dabar jis stovi prie manęs piktybiškai, vienas iš kitos mašinos piktybiškai. Jis ją iš tolo fotografuoja. Nes čia labai dažnai patruliai vaikšto, bet dabar kaip tyčia ir nematau to patrulių. Ne, gatvė yra dvilaitis matosi, bet patrulių nesimato, čia praktiškai visą laiką dvilaitis. Tarp Radvilaitės ir valdovų rūmų. Parkas kur. Jo, ir įėjimas į bokštą. Kur į kalną neformuoja. Paprašiau aš jos parodyti dokumentą. Nieko nebuvo. Įtartina moteris. Bent parodytų, fotografuoja automobilius. Lauksiu, būtinai lauksiu. Vau, kyla moteris. Kai nuo kalnių, kai tuo pirminiu takeliu važiavau, senau priejau, paprašiau, jinai apsimetė, kad jinai nieko negirdi, jinai nieko nesupranta. Paskui aš atvažiavau aplinkui, jinai vėl priejau.
O leidimą aš turiu, nes esu darbuotojas. Valentina Kazėna. Taip, nu, adresas čia turbūt katedros 4. Toks adresas iš tikrųjų.